Va, reikalas toks, kad planas sumest pusę. Gerai, visos dienos neturim. Parodau dar ant sėdimus. Sakiau, trečią kartą permetęs parodau. Jau tu pasidarysim nuotraukėlę. Žiūrėk. Žiūrėk, kad kalbos kalbom, bet išmėtom mažas. Ar kol nemojuoju parodau. Nešiausi miegmaišį. Čia mano vienintelis šansas įsimiegot ir jisai šlapęs. Nu tai ką, o ką mes myžniai? Nemyžniai. Žvėrių trečias komitetas. Šokam iš tų nesąmoningų tapčianų. Ne į žvejybinius tuos rimtus. Statau timelapsą ir mojuojam. She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What's best for me? Consider what's best for me. What about what the girls want? Raketį. Tai žodžiu, sustabdžiau timelapsą gana laiko, tai dar dasimesiu, dabar tik sumečiu per tiek trečdalį kibirą. Planas sumest pusę ir tada dugninės. Ką aš galiu pasakyti? Jeigu planuojat savo įrankį šėrimui, su raketa, nepagailėkit normaliai katuškiai. Nes čia dar pusę kibiro nesumečiau, bet jau reikia sėsti ilsėtis. Ranka, petis, belekas. Mojuoji su ta, kad čia jinai nėra didelė, bet jos surinkimas lievas. Aš ją pirkęs už 17 eurų kadais. Gerai, kad jos guoliai neįsitaškytų. Nes čia reikia greitai, kad suviniotų. Kitas dalykas, kai surinkimas mažas, eina raketa šonu, jinai pagauna vandenį, aš nebeiškeliu. Turiu atforsuoti. Tai žodžiu, pirkdami įrankį šėrimui, ant koto visų lazdynų galit mėtyti, bet ryte tai 10 000 ir su geru surinkimu. Gerai, visos dienos neturim. Let's go! Pagavęs efektą negaliu sustoti. Dar vieną. Ne, bet jau viskas. Pusė kibiro, va. Dabar idealu. Problema, kai pasakau, kad klipso neturiu, tai va naktį įdomu kaip bus.
Bet tikiuosi naktį miegot, o ne žvejot. Neturiu kaip filmuot naktį. Turiu ledą, dabar jau turiu gerą ledą, tai gal užfilmuosiu. Nu, pažiūrėsim, kas kibimas, nekibimas. Žodžiu. A? Taip, kažkaip. Žemė. Nu, nematot jaučiu, bet su kroksais. Einu iki kulnų, žodžiu. Nori patogiai žuvaut, važiuok į... Sėdėk ant sofos, žodžiu. Sistemos apžvalga. Apvalus švinas, suktukas karoliukai ir tas kablys mano. Pavadėlis 15-20. Jau dabar fideriukai. Lengvučiai, tai, nu kaip, nu jo. Tai, nežinau, kaip tvarkysime su žuvim. Kabliai plonos vielos. Mano burti tos adatėlės. Žodžiu, jeigu prapulsim, bandysim. Neprapulsim, turim neprapult. Vėl stovas 2 metrai, lenkiuosi. Ir vieną fideriuką, nu, ten tai apšia kolai negaila net ir sulaužyti. O čia kolmiko, vieną koliuką. Nu, tai būtinai ant kameros dabar turėjau supinti. Ne, nu, čia žiauru. Gerai, tvarkoj, tai tokį vieną bajeriuką. Irgi mano ta adatėlė, jinai žiauriai atsistoja toli. Tai žodžiu, galbūt pavyks, galbūt ne. Jeigu nepavyks, yra planas B. Nu ką, žinau, jinai atrodo gerai. O sakytumėt, jauko reikės šitai, tai ne. Žvejosim be jauko. Bet čia visiškai testas. Čia yra pintas valas, jokių gumų, jokių nieko. Jeigu matysiu, kad žuvis kratos nuo jos, tai tiesiog iš šono ir viskas. Ir žuvausim. Hoja. Žodžiu, širšių metai, žiauriai ėda. Cukrų reikia gal mažinti. Taip, tai įsimečiau, 3 klipsai buvo. Trečias klipsas buvo jau tas. Šiaip turiu netgi idėją pabandyti ant plauko žirnį ir tą dūmą. Bet jeigu nekips. Čia ant šitos deda mažą baltą, va tą popiką. Čia realiai tos adatėlės kaip tik jiem ir sukurtos turbūt. Kablys tolokai. Bet pažiūrėsim, viskas čia dar gerai, be panikos. Kodėl sakau, kad jauko nereikia? Imam žirnių saują. Ir kažkaip pabandom tuos žirnius. Ten žiauriai karšti dar. Be proto karšti žirniai. Ką tik išviręs. Šert irgi buvo toks sausau. Truputį kol mėti, viršus ataušta, semi viršų. Štai. Be jokių dūmų, be jokių nieko. Nu, gerai, ne? Jie, aišku, įgrius į vandenį iš karto pasiskleis, nes kieti. Būtų minkšti, galėtum dar kokio jaukučio, galėtum užvaryti ir čia yra gerai. O ar bus gerai mums čia dabar, pamatysim. Nu ir ką, sumečiau. Mono valai gyvi. Žodžiu, turim biškį vagoj srovę, tai jo, jausis, o ant pinto stabilu, viskas nieks neįda. Tai kol kas prisitrauksiu signalizatorius į viršų, kol matau, kol netingi žiūrėt. Ir žiūrėsiu ant galų. O vėliau naktį, nu... Sunku suvokti dabar, kas čia buvo. Ir kas čia vyksta.
Amba ant sėdimus. Žolių gal kalną traukiu, ką aš nesuprantu. Taip ir yra. Žodžiu, sėdėdamas kirtau. Visiškai ne tame, ne žvejybos režime buvau. Viena ranka kirtau, kita ranka kamera. Bet ant geltono ananasinio šito. Nagi. Lemba, kaip aš nepasiruošęs nieko. Bet taip įdomiau. Taip sakant, duodam šansą žuviai. Labai skysti kabliukai. Pažiūrėkit. Vėl gražuoliai. Sugebėjau numušti vafterį. Žuvį kirtą. O? Ta žuvytė, kad paprasčiau išsiimt. Sietą įsitraukiam. Sietą, graibštą. Tik dabar kamera, kaip visada, ne ten, kur reikia. Nu čia gal nepasikurs viens po kito. Aš čia net važiavau sportuoti. Opa. Pažiūrėkit ant žirniuko, kokie mekšrai atėjo. Normaliai. Dar kas labai, pavyzdžiui, atradimas man. Nu kaip, šiandien nupirkau flagmano kabliukai. Beleka, Silver Bream, 8 size, Type 102 BN, jeigu čia kažkas tiksliai ieškotumėt. Tai aparatas, žinokit, segasi pati žuvis. Su mano tuo chaltūrnu plauku kol kas tik tai geri atsiliepimai. Ant pinto valo. Va dabar įdomu, kaip bus.
Aha. Aha, va ir pintas valas. Tai, kadangi testas, tai čia nieko nekeisim. Čia, tarp kitko, kablys foodo dabar buvo. Ir, ką turim? Turim tą ananasinį korninį builiuką. Viskas buvo gerai, kėbimas gražus, pasikirto pati. Tik va kaip ištrauk dabar be fidergamo. Šitą aiškinsimės. Atsisėdęs, kol kalbam. Atnešu parodyt. Žodžiu, buvo šūvis medžiotojų ir po šūvio 2 meškerės. Tai kas čia per bairis? Stovi žuvis įrijus masalą? Ar jinai bėgdama užsikabino už kokio peleko? Nežinau, teorijų daug, kol povandeninės kameros neturiu, tai čia. Bet va, būtų įdomu žvejot su povandeniniam kamerom ir su vakteriais naudot, kad kamera į vakterį žiūrėtų. Kažkada iki to daaugsim, bet dar, kol laukiu karščio, dar toks pastebėjimas, kad labai dažnai būna taip, kad ištrauki vieną didesnį, tada ateina maži iš karto. Gali būt, kad tie didesni protingi slenka lėtai iki masalų. Tu į vieną paimi, jie kaip spiečius į šonus bam ir leidžia mažiem užeiti. Tai va dabar realiai gaudau mažus. Užsidėjau diržą. Jeigu kibimas būtų, tai filmuosiu dabar nuo šito asmens. Taip atrodys. Va šitaip. Eina iš šono tai kaip karosas. O, jau už kitos. Bandau forsuot, bet... Ai, lenda. Lenda po ana, bet niekaip pakelt negaliu ir va ten lelijos. Aha. O gan aukštai turiu, tai gal gerai bus. Visai gražiai, gal jis taip ir atvažiuos. O, koks šaunuolis. Nu va. Va, ir ką tik apkalbėta teorija apie tai, kad didelis ateina vėliau. Pradžiai didelė, mažiukai. Žiūrėkit, kaip ten modė vadina ešerius gamulum. Aš to lęšius pradėsiu vadinti gamulum. Einam, šitą tikrai sietą dedam. Čia stabilus pusantrinis. Dar metimuką parodau. Žolės, va šitos va žolės, tai tos siūlinės. Aš nežinau. Žuviai, tai jos nėra gerai. Nei žuviai, nei žvejai. Švyst. Kol kas viskas įklipsa, truputį pratraukiu, kad švinas šonu eitų. Nes esmė, kodėl švinas šonu turi eiti. Kad mažiau į dumblą susmigtų, nes taip, tai aš jo nebeiškeliu. O nu ką greitai čia. Bet čia jau tos smulkus. Arba labai lekia. Ne, čia iš vis kažkas jokingo. Aha, prie lelijų vėl svoris. Čia kažkokia nesąmonė visiškai. Ai, mekšriukas. Mekšriukas. Čia nenorėkit, kad kapočiau lęšius po 1,5 kilo. Ja, čia dieve mekšriukas. Kilo nesieks.
Taigi, vaitai. Taigi, vaitai. Nu, čia jau šiandienos Big Fishas. Nežinau, kaip čia parodyti. Tamsu. Tuoj, tarp kitko, šitą irgi įsėtuką. Nu, į mano tašką ant žirniukų pačių farit, ne? Gergosai, kur jau lekėt? Nerealiai gražus paukščiai šiaip. Protingi, turi vieną šeimą, dviese susiparavę, jeigu ten susiparuoja, tai 30 metų kartu gyvena. Labai įdomus paukštis. Daug. O jas. Palaukit dabar. Tiesiai. Iš po gulbės. Realiai iš po gulbės traukiu. Bet tikrai ne gulbė. Valas daug arčiau. Jau surinkau ir kitą turbūt. Gal per apačią pravesiu. Jo, pravesiu. Tai žodžiu, nerealaus grožio paukštis. Ir proto. Vėl iš tų lelijų. Šis lelijas, man atrodo, rytoj su dalgiu, kai mūstelsiu, tai čia bus gražu. Žolių, kokių 20 kilų. Žuvies, puskilis turbūt. Čia graibšto tikrai nenaudosiu ir nelaužysiu. Tik tai kuprelę matau žuvies. Šiaip karšius matau rudas. Pažiūrėkit. Žiauriai gražus karšis, žiauriai gražus. Eina savo. Oho. Petelnį. O, asilupytę gavęs. Žodžiu, kad kalbos kalbom, bet išmėtom mažas. Niekas čia nelauks ir ne tos nakties. Va, šitus tai iš karto. Ką čia dar? Nėra ką išimt. Va, tokį. Jau biškį geltonumą. Irgi. Viską atgal. Tai jūs pažiūrėkit, ką daro šitie va invaziniai gaidžiai. Žirnį čiufarina. Net nemačiau, kada jis užlipo. Čiufarina žirnį. Normaliai? Čia mūsų šliužų invazinė rūšis. Tigriniai šitie, man atrodo, tada rudieji yra ir juodi. Jo, mes turime vienintelę lietuvišką rūšį irgi juodų, bet jie gerokai didesni, man atrodo. Tiksliai nepasakysiu, bet yra tik vieni, kuriuos reikia saugot, o šitie visi tai, knakcit. Arba jau labai mažai matosi, norėjau kibimo parodyti. Kadangi kalbėjau ir pirmai buvau užsiminęs apie šviesą, pažiūrėkit, kaip jos trūksta. Tai dabar 3, 2, 1. Good? Tai čia, žodžiu, ledas dar jisai yra krūvoj. Patys matos, kokie reikalai. Bijau aš jį tik tai čia po palapinę dėti. Ir nenoriu aplamai dėti jo kol kas, nes ypač karpiai labai bijo. Žiauriai bijo šviesos. Tai dabar apie tą ledą. Kaip mes jį pasidarysim? Jisai yra 2 metrų. Dedam visiškai į žolę. Ir ką mes turim? Turim čia šviesų. Nu čia gal dar ir per šviesų. Dar truputį pažeminti. Esmė kokia. Turim turėti žuklavietę šviesę. Viską matyt, bet neturim, kad žuvis matytų.
apsukt kai kurias vietas galbūt, va. Turim kažkaip va taip pasidaryti. Nu, čia mano tokia nuomonė. Ir va, jau čia žuklavietėj atspindi stipriai. Bet va čia jau prie miškerių jau nėra baisu. Numečiau dar toliau. Iš kameros keistai atrodo, bet turiu viską ten, kur man reikia šviesaus. O čia jau matot, truputį blausiau. Ir pabandysim žuvaut su tiek. Dabar nežinau, filmavau ar nefilmavau kirtimą. Gal ir ne. Per graibštą net uodega užsirietė. Graibštas per mažas. Nešamės prie šviesos. Jo, žinokit, jeigu jau graibštas per mažas, tai jau reikaliukai. Tai jau reikaliukai, žinokit. Nežinau, dar turbūt matosi. Dabar ant pinto valo. Ant pinto valo žiauriai retai kimba. Bet žiauriai sunku tvarkytis. Eina savo, kiekvienas smūgis. Tuoj pamatysim, kas čia per dydis. Truputį link šviesos. Aišku, ta šviesa daugiau į akis negu į naudą. Nu kaip pasakyti, nesmulkmė. Nu vat ir pavedė mūsų sistemėlę, bet nežuvį mazinau, viskas gerai, tiesiog permečiau, nėra vafterio. O kablio gale nėra mūsų plauko. Tai laida, kadangi jau užskaityta ir tikrai jau galbūt geriau negali būti, tai va, parodo. Bet kokio rimto valo, aš 0,3 naudoju. Tai kaip pririštas kablys prie pavadžio, tai lygiai taip pat kaip kablį riščiau, kilpą darau, tik tai kilpą į kitą pusę, į apačią kilpą, kaip kabliuką rišom į viršų, čia į apačią. Ir bet kurį galą, kuris patogu. 6 kartus. Apsisukam. Per tą pačią kilpą grįžtam. Nu, grinai kaip kabliukas. Aišku, taip nepatogu, kad šakės. Su ta kamera biškiai nusukau reikaliukai. Ir viskas. Turim plauką į viršų. Tai va, tokie reikaliukai. Vėl ta adatėlė. Kad ir kiek jinai šonė stovi, bet jinai veikia. Nu tai ką šaikelė, sutemo pilnai. Čia po to ledu aš turiu šviesos tik tai po palapinę. Patys matot, kokia žuklė. Yra ideali, va, liuksovo žuklė. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekat, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat. Ir, kaip visada, susimatom kitose laidose. Iki.